rytas, diena prasideda, mašina šyla. Pavalgėm pusryčius, pasiėmėm kelio knygas ir važiuosim, gal dar spėsim, jau nespėsim prasieit trasą, bet spėsim gal tiesiog pasižiūrėti, kaip ji atrodo, kaip kiti važiuoja. Mašina ready, čia irgi ready, tik be driverio. Neaišku kur. Ai, Mindaugo šturmanas vakar naktį atskrido tik tai į Lietuvą. Ir važiuojam. Mantas Kerevičius ir Eigilė Kerevičė. 109 numeris BMW 435 Humming Club Sport. BMW Motorsport. Ir taip toliau. 3 litrai po kapotų. Kažkam naudinga komanda. Kažkam naudinga. Mantas Kerevičius irgi žurnalistas, kolega, videografas. Man tai klausyk, kelintas tavo presas? Oi, geras klausimas. 4, jei gerai suskaičiuoju pagal mašinas. Jo, 4 šios. Ir 4 mašina skirtinga? Ne, 3. 2 kartus važiavau su Megane ir pagalvojau, reikia pastiprinimo biškį. Vakar užsibandėjai, kaip jausmas, ar įmanoma bus kažką įrodyti? Kažką įrodysim, kažkam tikrai bus naudinga. Šiaip tikrai smagiai važiuoja, tai lėtose trasose bus gal sunku ant apsisukimų, bet greitose gal pasivysim. Ir kaip jei pastebėjai, turim pakeitimų nuo vakar mašinoj. Per naktį lipą nusiėmėm, nes būtų buvę blogai. Jau čia važiavau ir galvojau, gerai, kad nusiėmėm. Kažkam būtų buvę nenaudinga iš tiesų. Lipui. Gerai, linkiu finišo šeimyniniam duetui. Vyras ir žmona, tikiuosi tokie ir liksit finiše. Žinom, kaip tam būna lenktynėse. Mantas Kerevičius ir Eigilė Kerevičė, kažkam naudinga 109 startinis numeris išjuda į Press ralio trasas. Taip atrodo molėtų trasa. Šiaip gerai, ant šitų 4 yra sužymėtos kreipiančiosios. Šileikis treniruojasi, tiksliau testuoja trasą su težu. Vėl per centrą, į kairę. Jo. Ne, gerai. Apvažiuojam, jo. Šikanas iš dešinės, 4 iš dešinės. Apsisukam. Šikanas iš kairės, 1 iš kairės. Šikanas iš kairės, 1 iš kairės. Pasiruošęs? Pasiruošus. Šikanas iš kairės, 1 iš kairės. Vartai apsisukam iš dešinės. Vėl vartai apsisukam iš kairės. Vėl vartai, 1 iš dešinės. Vartai, 1 iš dešinės, gyvatėlė iš kairės. Taip. Tada aštunkė į centrą. Aštunkė į centrą. Apvažiuojam, šikanas iš dešinės, šikanas iš dešinės, tada dešinę tiesiai, apsisukam gyvatėlę iš dešinės, taip, tada vėl apsisuksim ir tiesiai, šausim tiesiai, apsisukam tiesiai, tada bus vartai ir 1 iš dešinės, vartai 1 iš dešinės, bazė. Siaura, labai siaura. Labas rytas. Labas rytas. Ir startą iš karto. 2, 1. Let's go. Šikanas iš kairės, 1 iš kairės, vartai, 1 iš dešinės. Bazė. Nu, labai jau siaura. Ir bėga priekis. Žinai, kaip sako. Davai, Almantai, ten porą sekundžių nubrauk. Galiu aš tik pridėt. Tik pridėt galim. Neišeina, žinau. Jau sistemų įvestas laikas, jau nuimt negali, tik pridėt galiu. Žinau, aš tas sistemas. Už kokį kėdėjimą teisėjų plus 30 sekundžių. Mes dosnus, mes tik dalinam. Gerai, ačiū. Dėkui. Pirmas greičio ruožas baigtas. Važiuojam į sekantį. Visai gerai sekėsi ir kai mašinos nejaučiu iki galo. Tai tikrai pataupiau ant gazo. O, pagaliau gali palenkti.
greičio ruožus. Man atrodo, kad sekėsi visai neblogai. Bent jau susikalbėti ir paaiškinti, tai tikrai sekėsi daug geriau negu vakar. Vakar buvo biški ir nuovargio jau vakare, bet šiandien pailsėjom, išlėkėm ir kol kas viskas gerai. Man tas sakė, kad gal truputėlį dar nepripratęs prie šitos mašinos, tai pagailėjo gazo. Girdėjau komentarų, kad biški siaurokai tau ten atrodė. Jo, labai ypač į finišą parvažiuojant. Jo, tai va, man tai tiesiog smagu, kad viską pavyko sėkmingai paaiškinti, nebuvo jokių nesklandumų. Davėjai pastabą, kad labiau tau paryškinčiau ten tuos apsisukimus. Jo, kad, svarbius dalykus aiškiau pasakyti, aiškiau, kad tikrai išgirščiau. Nes kai vienu tembru viskas sakosi, tai tada viskas suvienodėja. Taip, ir daug monotoniškai. Gerai, žodžiu. Tiksliau sakant, vyras prašo daugiau rėkti ant jo, tai bus padaryta. Nemanau, kad tau problema. Ne problema visai. Gerai, lekiam. Sveiki. Startuojam pagal žalią vėliavą, į laikrodį nežiūrim. Gerai. 5, 4, 3, 2, 1 ir žalia vėliava. 5, 4, 3, 2, 1. Vartai, jo. Vartai, visi vartai ir kairė 4 bus. Kairė 4, dešinė 1, kairė 6, kairė 6. Tada bus tiesiog vingis ir tolumoje dešinė 6. Dešinė 6, kairė 4. Palauk, dešinė 6. Dešinė 6, kairė 4. Tai čia bus kairė 4. Tada vėl kairė 4. Kairė 6. Tada dešinė 3. Kairė 4. Kairė 4. Dešinė 6. Dešinė 3 ir dešinė 6. Oi, aš pasidydau tai. Na, svarbu, dabar važiuojam. Vartai. Vartai, kairė 4, kairė 4, dešinė 1, kairė 6, tada vingis, tada dešinė 6, dešinė 6, kairė 4, kairė 4 ir 10. Finišas. Kairė 4 ir finišas, 10 finišas. Oi, Minutė 45. pasiklydau trasoj per tą pirmą. Gerai, vartai, imam visus vartus ir tada bus kairė 4, dešinė 6, dešinė 6 ir kairė 4, kairė 4, dar kairė 4 ir kairė, ir tada finišas, jo. Kodėl neatsidaro? Galėtų daryti? Neatsidaro, daryk duris. Greičiau. 1, 4, 3, 7. Kodėl neatsidaro langas? Nežinau. Labai karšta. Dabar žiūrėk toliau. Viskas gerai, bet tu nieko blogo nepadarei. 10:50. Ne, karočią. Please go straight to nearest BMW service. Ai, ne, tai viskas gerai. Viskas gerai. Gerai, davai. Va, Gerai. taip. Gyvatėlė iš kairės, tam pala. Bet žiūrėk, čia važiuoji, gyvatėlė iš dešinės. Iš dešinės. pradedi. Iš dešinės. Čia, Taip. čia, Gerai, galas važiuojam. iš kairės. Gerai.
gyvatėlė iš dešinės. Čia. Taip. Viena iš kairės, sukam į dešinę vartai. Viena iš dešinės, sukam į kairę. Taip, toliau. Viena iš kairės. Aha. Tada vėl viena iš kairės, viena iš dešinės, sukam į kairę. Viena iš dešinės, sukam į kairę. Taip. Viena iš dešinės, vartai, sukam į kairę. Apsisukam iš dešinės. Imam dvi iš kairės, sukam į dešinę. Prie vartus? Ne, sukam į dešinę ir apsisukam iš dešinės. Tada gyvatėlė iš dešinės. Apsisukam, gyvatėlė iš dešinės. Apsisukam, gyvatėlė iš kairės. Taip, gyvatėlė iš kairės. Tada dursim į centrą ir sukam į kairę. Dursim į centrą, sukam į kairę. Šikanas iš dešinės. Šikanas iš dešinės. Tada gyvatėlė iš dešinės. Ir tada bus šikanas iš dešinės. Šikanas iš dešinės. Čia labai jau siaurai. Bazė. Kurioje vietoje neaiškiausia tau? Kai apsisukam čia ir ar grįžt pro tos pačius vartus reikėjo. Bet ne, viskas Ne, gerai, labai ne. gerai pasakei, šaunuolė. Čia gerai, atvažiavom, šitaip ir tada atgal iš kairės. Jo. Ta audinė, man atrodo, ne iš tos pusės. Ne, ta audinė iš tos pusės, kur reikia, aš buvau ne taip užsirašius, dėl to biškį sumarmaliavau, bet... Ai. Jo, jinai taip važiavo ir mes irgi taip važiavom. Ai, gerai. Viskas gerai. 3, Gyvatėlė iš 2, dešinės. 1. Varom. Gyvatėlė iš dešinės. Tada bus vienas iš kairės, suksim į dešinę vartai. Dešinę vartai, vienas iš dešinės. Vienas iš dešinės, sukam į kairę, vienas iš kairės. Vienas iš kairės, vienas iš dešinės į kairę. Į kairę, vienas iš dešinės, sukam į kairę. Vienas iš dešinės, vartai į kairę. Apsisukam iš dešinės. Du iš kairės ir sukam į dešinę. Du iš kairės, sukam į dešinę. Apsukam vieną iš dešinės. Apsukam vieną iš dešinės, gyvatėlė iš dešinės. Taip, apsisuksim gyvatėlė iš kairės. Taip, gyvatėlė iš kairės. Gale dursim į centrą, suksim į dešinę. Dursim į centrą, suksim iš dešinę ir šikanas iš dešinės. Šikanas iš dešinės ir gyvatėlė bus iš dešinės. Gyvatėlė iš dešinės, šikanas iš dešinės bus. Šikanas iš dešinės ir bus finišas. Neatsidaro vėl. Gerai paaiškinau? Gerai, šaunuolė. Viskas aišku dabar buvo, ne? Taip, Tikrai? taip. Šiaip labai talo laiku, žinai, susižiūrėjom. Ir tu man aiškinai kitaip, nei aš atsimenu, bet aš klausiau taip kaip. Viskas dabar pietų pertrauka. Taip. Dėkui. Nu, bet tu klausai, kaip aš sakiau. Jo, aš klausiau, kaip sakėjai. Ir supratau, ką sakėjai. Nice. O Dieve, kaip džiaugiuosi, mes susikalbam. Yes. Nu, prie kontiko atsistojom papasakot, gal gražesnį vaizdą atsisukam. Prie balto kontiko. Čia tikrai ne kontikas. Kaip mums sekės, papasakok. Gerai, šiaip tai važiuojam labai ramiai, tokiu, sakykime, turistiniu režimu, aš sakyčiau, nes stumia priekį labai. Nežinau kodėl, nors slėgių susižiūrėjau, padangos irgi tokios, gyvos turėtų būti, gal darbinės nepasiekė, vėjuota, šiaip ir trasos visai purvinos, smėlėtos, tai stumia priekį, bėga priekis. Kaip tau šiaip šitą kartodromo trasa? Tu ją visai neblogai žinai, jo? Nu, kaip, neblogai. Nes Praeitais metais tik tai paskutinį kartą važiavau irgi pries ralį. Nes aš tai jos nelabai žinau ir taip sakyčiau mažokai biškį pasirašiau, bet kad čia nebuvo ką ruoštis tiesiog. Tiesiog pasidarėm, kad tai gėlė man sako posūkio statumą, kad žinočiau, kaip į jį teisingai įeiti reiktų. Tai 2 kartus važiavom jį. Pirmą kartą suvažiavau, taip ten apie belenką, nes važiuojant išmetė bembas klaidų milijoną. O aš dar pasiklydau vienoje vietoje, tai iš viso buvo smagu, bet... Tai koncentracija pirmo važiavimo buvo ne ten, o antru jautėsi, kad geriau suvažiavau. Jo. Laikų nežiūrėjau. O po to sekanti trasa, kuri buvo atrodė va štai taip. Aikštelė.
aikštelė. Irgi visai neblogai suvažiavom. Galiu pasakyti, kad sekėsi daug geriau, negu aš tikėjausi, nes biškį bijojau, nes ten biškį... Papasakok, aš neseniai. Gerai, aš galvojau, kad ten bus šiek tiek makalūzo ir prisirašiau čia visokių dalykų, važiuojant šitoj besikalantojančioj mašinoj per visokius kalniukus, bet stebėtinai žiauriai gerai susišnekėjom. Vienoj vietoj buvo biškį neaišku man, į kurią pusę važiuoti, bet viską pasakiau, viską paaiškinau. Ta prasme, aš šiaip esu nustebus savo šturmano sugebėjimais šiandien. Nu, bent jau šitam greičio ruože. Tai va, o čia širdelės ir gėlytė. Labai gražu. Kaip manai, ar aš gera šturmanė? Kaip vertintum mane? Žinai, neturiu iš ko rinktis, tai pasakys. Ei, bet prašai rėkt ir dabar jau aš rėkiau, ne? Jautėsi, kad rėkiau. Gali dar biškį raiškiau kai kurios dalykus pasakyti. Na gerai, bet po to, kai grįšim namo, tai žinok, aš nenustosiu rėkti. Teks atprast. Tai kiek prisimenu, tai šitoj vietoj biškį tau buvo neaišku. Jo, nes grįždavau, reikia per vartus, bet ne. Jo, bet pasakiau, kad imam iš kairės ir sukam į dešinę ir viskas pavyko. Viskas gerai. Suvažiavai, šaunuolis. Duoda gazuot. Minutė 3-1-2-6. Ir iš starto. Start. Nėra stiprintuvo. Vairo? Aha. Sunkiai sukiojas? Taip. O kur jis dingo? Ir neduoda važiuoti. Stalpnu, tipo. Jo, suprantu. Kaži, kas čia nutiko. Jis gal šitą pasitaisyti kažkaip. Sunku sukiot labai. Tai kad sunku sukiot, tai aš galiu pasukti, bet kad jinai limituoja galią jos. O kodėl? Nes neveikia pusė dalykų. Gerai. Vartai. Čia. Vartai. Ir kairė 4. Kairė 4. Dešinė 1. Dešinė 1. Kairė 6. Kairė 6.
sakau kelt, ne? Neduoda. Čekas? Dingo stiprintuvas, neduoda gazuot. Jau indis režimas? Jo, nešlapia po apačią, nėra stiprintuvo. Čekas dar diržo nenumetė kokio to. Vatas, kad nekelia. Varom, konelis. Tom. Varom, Miguelė. Gerai. Buvo atsigavus, čia va grinai Panevėžio šitam autodrome. Tai aikštelė, ten viskas gerai buvo. Pirmą kartą šito kartodromu važiuojant, išmetė tą padangų daviklį ir vairo klaidą. Bet nenukirpo, viskas gerai. Tada tiesiog ok ir tada aikšteliai suvažiavom, viskas gerai. Dabar vėl grįžau į kartodromą, vėl nuo pirmo rato visos klaidos ir limituoja galę, o kažkurio momentu atsigavo, bet po to vėl prigesim. O kiek ant taimo rodo krovimą, gal čia su krovimu kažkas grybauja? Krovimas gerai, 14. What the fuck? Ir dabar važiuoju į Panevėžį 8 max. Daugiau netraukia jinai? Daugiau netraukia. Klaidos degant skydelio belekas, ne? Viskas, kas įmanoma. O pabandyt perkurt? Bandžiau ir nes 2 važiavimai jau autodrome buvo. Tai tarp važiavimų dar sustojau, perkuriau, bet nieko. Vis tiek tas pats, ne? Jo, vis tiek tas pats. Tai tau, kad pasiskolimus, jeigu gali iš ko nors pabandyti pasijungt? Pabandys. Nu dabar ilgas pervažiavimas ir jei tokiu greičiu vilksiuosi, tai nespėsiu net į pervažiavimą. Tai reikia gal sustot stotelį, pabandyti nusitrint, gal tada bent jau palėkt galės. Žinai, ką pabandom, atidaryk kapotą, kiek tu turi laiko? Ar kažkas yra, kas su įrankiai šalia tave sustoja? Ne, nieko nėra, mes dabar čia kaime, karoči. Aš niekas. Atidaryk kapotą. Tai pala, gal nutrinu šitas klaidas. Nu, davai, pabandyk. O ką po kapotų nori? Pažiūrėt kelius laidus, nes panašu, kad srovės neužtenka kažkodėl. Nu. Viskas normaliai. Nu gerai, pažiūrėsim, bandau dar klaidas. Nu tai pala, duodu aš, kad ištrintų klaidas, nes man nesigauna, nes Gintas atvažiavo. Ir einu dar pažiūrėti akomą, persuksiu. Aš nesuprantu, man neištrinu niekaip klaidų. Tieskas, gesim pasipurti. Tai nereikia. Kaip sekas? Nesiseka. Ok. Kodėl? Neranda klaidų. Bet gal reikia pasirinkti. Pasiekėm Panevėžį su savo problemom. Visai kitaip nei galvojau, biškai persirašysiu kam. Gerai. Keičiam akumą, Mindė atvažiavo, pabandysim, nors rodo, kad krauna normaliai, bet pabandysim įmest Mindės akumą, gal visgi problema krovime. Ir kad nėra stiprintuvo, tai čia vienodai, bet kad nevažiuoja jinai visiškai. Mes tai žiūrim, sako, kas nevienė. Bet matėsi, kad nevažiuoja. Ar ne, nes aš girdėjau, kai tu apsilinkinėt bandai vieną, girdžiu, kad tu belenkiek apsukų duodi, turbas pūlina, bet kad nevažiuoji. Taip. Nu, pasakok. Žodžiu, pabandėm pakeisti akumus. Gal, nes visi simptomai link krovimo
be problemos, bet viskas gerai, nemeluoja, krauna, bet klaidų vis tiek milijonas. Tai vat nuėmėm akumus, išėmėm akumą, tai dabar atvažiavau, lyg traukė. Vis tiek nėra vairo visiškai, bet tai čia bus, manau, bent jau pabaigoj. Bus sunku išlaužti tą vairą, bet bandysim. Po to dar Kuršėnų suvažiuot ir tada turėsim ir viskas. Bet tada gal bandysim kažką padaryti. Važiuojam? Važiuojam. Da. Pasirašysiu vieną iš kairės. What's the problem? Nėra stiprintuvo, avarinis režimas. Tau nereikia vairo stiprintuvo, tu ir taip stiprus. Nu jau sekmadienį į džymą tikrai nereikia. Deja. Būtum žinojęs, būtum biškai labiau pakočiojęs rankas paskutiniu metu, ne? 07. Dėkui. 07. Pavarom. Tu stiprus. Stipriausias vyras. Tu esi vairo stiprintuvas. 2. 1. Važiuojam. Žiedu į kairę, apsisukam iš kairės. Žiedu į kairę, apsisukam iš kairės. Apsisukam iš kairės. Žiedu vėl į kairę. Į dešinę. Į kairę. Per dešinę į kairę. Šikanas iš kairės bus. Šikanas iš kairės ir į kairę. Šikanas iš kairės ir sukam į kairę. Sukam į kairę. Vėl suksim į kairę. Sukam į kairę. Taip, už posūkio bus vienas iš dešinės ir gyvatėlė iš kairės. Vienas iš dešinės, gyvatėlė iš kairės. 5 fiškių. Važiuojam trasą, tada vienas iš dešinės ir apsisukam. Vienas iš dešinės ir apsisukam. Vienas iš dešinės apsisukam, važiuojam trasą. Už posūkio bus šikanas iš dešinės. Šikanas iš dešinės. Šikanas iš dešinės. Toliau važiuojam trasą. Panašu, kad bus vienas iš kairės. Atsigavo. Vienas iš kairės ir į kairę. Iš kairės ir į kairę. Atsigavo, bet Šikanas iš kairės! Taip, Šikanas iš kairės ir į kairę! Šikanas iš kairės ir į kairę! Į kairę! Į kairę! Suk! Varyk! Vėl sukam į kairę! Sukam į kairę! Gazas! Dabar pis gazo ir šikanas iš dešinės! Aš tai minu gazą, bet mašinų nemina gazą. Šikanas iš dešinės 3 fiškių! Varyk! Varyk! Vienas iš dešinės ir sukam į kairę! Sukam į kairę! Tada vienas iš dešinės. Tada vienas iš kairės ir sukam į dešinę. Tada vėl vienas iš dešinės ir iš kairės, atsiprašau, ir sukam į dešinę. Tada šikanas iš kairės ir važiuojam iki galo. Šikanas iš kairės, važiuojam iki galo. Vienas iš kairės, sukam į dešinę ir dešiniau. Sukam į dešinę ir dešiniau. Vienas iš kairės, vienas iš kairės. Tada vienas iš dešinės, sukam į kairę. Aš jau pavargau. Vienas iš kairės. Sukam, vienas iš dešinės ir finišas. Vienas iš dešinės ir finišas. Finišas, varyk. Taip. Dar taip rėkus nesu. Ačiū. O, atsidarė langas. O, rimtai važiavo, kad atsidarė langas. Nice. Tai žiūrėk, gal ir stiprekas atsidarė. Va čia atsirasti prekas. Kol stovim prie raudonos, papasako, kaip sekėsi. Galvojau, bus lengviau. Net visas pakaušis šlapias. Ta prasme, į salę vaikštau, bet labai sunku buvo. Tai pirmo važiavimu į finišą aš nežinau, kaip aš įvažiavau. Ten, ta prasme, esu važiavęs be stiprintuvo, ten su Volgom, su kažkuo slalomuose. Bet čia aš nežinau, atrodo, kad dar ne tik, kad nėra stiprintuvo, bet dar kažkas ir trukdo jam. Bet nežinau, tai tiek. Dabar suvažiavom šitą kažkaip tiesiog turistinio režimo. Šiaip tikiuosi, kad ten koks Kamaro nevykdymą padarė ir galėsim pasivyti kažkaip magišku būdu. Tai tiek. Važiuojam į paskutinį greičio ruožą, Kuršėnas. Paskutinis 2. Kur irgi. Kuršėnai yra viena iš vietų, kur aš galėsiu
turėčiau pasivyti, nes čia buvo aikštelė, čia vat visokie mažos mašinytės turi pranašumą, o Kuršėnai yra viena iš tų trasų, kur aš su šita turėčiau pasivyti visas. Bet kad ji nevažiuoja, tai tiek iš mūsų, važiavame Kuršėnų. Let's just have some fun. That's it. Man patinka, kad nors ir be vairo stiprintuvo ir labai sunkiai, bet įveikiam trasą žvengdami ir reikėjo iš visų plaučių, kur tau važiuot, tai tokiu greičiu jau supratai šiais metais. Buvo viskas aišku. Mes po pačio baisiausio Panevėžio greičio ruožo, nes jis buvo prieš 2 metus. Irgi važiavom labai panaši konfiguracija kaip prieš 2 metus. Ir prieš 2 metus mes pridarėm klaidų, tiksliau 2 nevykdymus padarėm čia. Bet dabar, kadangi šitam autodrome daug mažiau yra palikta originalių fiškių pačio, kaip čia pasakyti, pačio autodromo, tai matosi tikrai daug geriau konfiguracija, nes atvažiuoji ir nėra taip, kad būtų fiškių jūra ir tu nežinai, kur čia fiškės šitos trasos, o kur čia šiaip čia buvo jos originaliai. Tai suvažiavom, abu kartus, pirmą kartą ten buvo viena vieta pasimetimas, bet labai viskas gerai išsisprendė, antrą kartą suvažiavom gerai, aišku, be stiprintuvo ir pirmą važiavimą buvo atsiradus gale, antrą šiek tiek nepilną važiavimą lyg, o antru važiavimu vėl įsijungė varinis režimas ir vėl apie nieką. Bet tai kas, kad ta gale įsijungė, aš nespėjau vairo sukti, tiesiog. Aišku, jeigu užsuka galinius ratus, tai visai gerai ant apsisukimų galiu iš to persimesti. Bet, apart to, tai kažką suvažiavom. Lipsim ant podimo net ir su avariniu režimu. Taip? Taip. Gal ne individualiai, bet kaip komanda, tai tikiuosi. Jau čia labai visiems turėtų nesisekti. Žodžiu, kažkam naudinga. Varom dabar į Kuršėnus, paskutiniai greičio ruožai ir varysim į Pajūrį, Šventojoje nakvojam, bet važiuosim į Klaipėdą, nes Dinas rado kažką Klaipėdoje, kas turi normalų kompą ir gali sutvarkyti šitas problemas. Taip. Žodžiu, suvažiuojam šitą, lekiam toliau dieną testą. Bet aš įsikišau dabar. Kai atsirado, iš vis galvojom, kad diržas užduoda. Valstybė parametrą neleidžia jums. Žiūrim, ką kebra darom. Nes ten dar apačioj yra prie vairo. Opa, yra. Pirkit Audi, ne BMW. Įratą, elektrinė. Pravotkę. Tai gerai, padarys. Radom bėdą. Kas per bėdą? Į ratą prasitrinę pravotkę. O tai kaip čia susuktų ratu trina laidus? Taip išeina, nėra kur vasargių, nėra nieko. Bet čia teks karpyti tada jums bent jau ant skrutkių, kad gerai pamažiau. O paskui jau pasidarysi Klaipėdai. Štai ir viskas išaiškinta. Kažkas bus. Kažkas bus. Aš galiu pasakyti tik tiek, kad šitas gedimas buvo kažkam naudingas. Bet ne kažkam naudinga komandai. Pun intended. Viskas veikia. Atsirado stiprintuvas. High five. Tęsim kelionę. Aš kaip sakau, bent jau dėkui pasakytų, nes dažniausiai būna per varžybas skubai visi netačiai nepasako. Daugiau. Tai mes laiko turim. Geriau padarėme iš visas laidas užgės. O tai galit gal dar ir biškai galios? Ne, Vaidų, pagrindiniai kompai servise. Pops and bangs, kad pašaudė. Pagrindiniai kompai servise. Mes norim geresnę grąžinį, pasiėmė mantelis. Davai, paskutinis. Davai, pavarom. 3, 2, 1. Važiuojam! Dešinė 3, kairė 6. Duodam gazo. Už fišką apsisukam į kairę. Už fišką apsisukam į kairę. Duodam gazo. Dešinė 6, apvažiuojam fiškės iš išorės.
diena baigta mum, dar Mindaugo paskutinis važiavimas, Gintas suvažiavo su Luku, aš su Eigilė suvažiavau, tai, Kliaudaitis, man atrodo. Ne, Sinkevičius. Visur pripratęs, kad jei Jaris pilkas, tai Kliaudaitis. Nu, tai pavažiavom smagiai, bet čia nepasivysiu šitoj trasoj kitų greitų mašinų. Nu, žodžiu, reikės laižyti per rytojų. Viskas. Kaip jum? Šiaip viskas labai nuostabiai. Bet? Nevykdymą padariau. Čia? Ne šičia viskas gerai. Panevėžiai padariau klaidą, nevykdymas. Ir šansai antrai vietai dabar labai maži. Bet, trečia vieta gal... Antra diena dar yra. Jo, antra diena. Tai podiumas kol kas dar gerai rodosi. Taip. Tai... Bus. Mes čia rūkstam kažkas. Mačiau dūmų biškai buvo, bet dabar normaliai. Stabdžiai, padangos kažkas. Kaip? Gerai, slidu belė kaip mantelė. Viskas. Atvažiavom į mūsų nakvynės vietą. Nu kaip tau šiandien? Gerai. Gerai. Patiko pabaiga, kad pavyko išspręsti problemas. Dabar galėsim lėkti. Dabar galėsim ilsėtis. Va kokie mūsų apartamentai. Žiūrėk, kaip gerai atrodo be mūsų, ne?